Jūs žiūrite edukacinį klipą apie hiperbarinės oksigenacijos gydymo būdą, arba kitaip dar vadinama baro kamera. Šitas gydymo arba pagalbinio gydymo metodas yra susijęs su paciento patalpinimu į erdvę, kurioje yra didesnis slėgis ir didesnė deguonies koncentracija. Esmė kokia? Kad pacientas guli ant specialios lovos, kuri yra tokioje specialioje kameroje. Procedūra trunka apie 1 valandą. Toje kameroje didėja spaudimas, užgula ausis, panašiai kaip mes būname, tarkim, kalnuose arba po vandeniu. Ir toje kameroje yra didesnė deguonies koncentracija. Lygiai to paties deguonies, kurio mes kvėpuojame kiekvieną dieną, tik kad jo daugiau. Ir kūnas yra prisotinamas deguonimi, pagerėja audinių maitinimas, praktiškai audinių oksigenacija. Šita procedūra gali būti labai naudinga ruošiantis didesnei operacijai arba ankstyvosiomis pooperacinėmis dienomis. Visi susimasto, tai kokiom operacijom ruošiantis reikėtų pamastyti apie baro kamerą. Paprastai tariant, tai visos operacijos, kuriuose atliekama daugiau sluoksnių kėlimo, daugiau disekcijos. Tai pavyzdžiui, pilvo plastikos, krūtų operacijos, veido operacijos. Nelabai daug prasmės yra atlikti, tarkim, hiperbarinės oksigenacijos seansą vokų plastikai arba riebalų siurbimui, nes disekcijos šiose operacijose yra labai nedaug. Ir ne visi pacientai yra tinkami kandidatai. Pagrindinės 2 kontraindikacijos, kada negalima atlikti hiperbarinės oksigenacijos, yra klaustrofobija, kai pacientas ar pacientė bijo uždarų patalpų, nes baro kamera yra dar mažesnė už liftą, tai tiesiog valandą reikia pagulėti uždaroj patalpoj, kuri yra smulki. Ir kita priežastis yra atlikta ausies, vidinės ausies, o kitaip tariant, ausies būgnelio operacija, nes tai gali būti žalinga, kai keičiasi slėgiai. Na ir viskas. Kitas smulkės kontraindikacijas mes paaiškiname prieš pačią procedūrą. Tai yra saugu, tai yra nesusiję su jokiais chemikalais, nėra jokių vaistų, tik tas pats deguonis. Nereikia gerti jokių tablečių, žodžiu, tai nėra medikamentinis gydymo būdas, tai yra instrumentinis gydymo metodas, pagrįstas didesnė deguonies koncentracija ir didesniu slėgiu. Ir jis yra kartotinis. Kaip minėjau, rekomenduojam 1 kartą prieš operaciją ir porą kartų po operacijos, tačiau žiūrime viską individualiai, jeigu išeina.